Labas rytas, draugai. Šiandien pas mus pirmadienis. Esu mieste Udaipūre. Čia dar turiu šiandien ir rytdieną. Vakar aplankiau miesto pilį, karaliaus rezidenciją. Buvau saloj. Šiandien planuoju dabar nueisiu iki pašto ofiso. Apsitvarkysiu šiokius tokius reikaliukus, šiek tiek pailsėsiu. Noriu nusipirkti daugiau interneto, nes 1,5 gigo kažkaip tai dienai mažoka. Vakare vis pasibaigė ir reikia taip žiūrėti, taupyti tą internetą. Tai pažiūrėsiu, nusipirksiu internetą ir noriu išsiųsti atvirlaiškį mano pusseserei iš Lietuvos. Prašė, sako, ar galėtum atsiųsti man atvirlaiškį iš Indijos, tai bandau eiti į pašto ofisą, pirksiu atvirutę ir siūsim į Lietuvą. Na, vienam buvau pašto skyriui, tai jisai ten toks mažiukas pašto skyrius, jie mane nusiuntė į pagrindinį, sako, ten 0,5 kilometro paeisi, tai ten turi viskas būti, ir atvirutės, ir laiškai, ir išsiųs galėsim. Tai šiaip įdomi užduotis, pačiam netoks azartas nedidelis sukilo. Ir įdomu, kas pirmiau, kiek laiko eis šitas laiškas. Tai va, reiks nuimti laiką. Šiandien yra gruodžio 11 diena. Tai bus išsiųstas gruodžio 11 ir žiūrėsim, kada pareis į Lietuvą. Atėjau, bet nežinau, jie suprato, mane nesuprato. Paklausiau dėl atviručių, tai nieko čia jie neturi. Gavau tik tai laišką, voką ir pašto ženkliukus. Tai reiks eiti kažkur ieško dar atvirutės. Toks jausmas, kad aš čia per didelį užduotį daviau. Išsiųst laišką į Lietuvą. Visos kasos žmonių yra pilna, kai kur netgi dar po 2 stovi. Bet prie manęs neprieina. Arba bijo kažko tai, arba nesupranta, ko aš noriu. Dalis užduoties įvykdyta. Laišką turim, markutės užklijuota. Dabar tik tai reikia eiti surasti atvirutę. Tai pagėrėm šitų, jau pasibuvo pagamintos, tai šviežiai nedarė. Tai va šitas vyrukas pagamino sulčių. Saldu, sotu, skanu. Viskas, misija įvykdyta. Einam į paštą, dabar paprašysiu, kad apvyniotų lipne juostelę. Į paštą nedėjau, čia pasisiūlė vienas žmogus padėti. Tai bandom užklijuoti lipne juostelę. Užbėgu į paštą, pasižiūrėjo, lyg tai viskas gerai. Sako, įmesk į letterbox. Štai taip vyksta rūbų skelbimas ežere. O geriausia džiovykla tai yra tvora. Atvykau į restoraną Khamagani, gavau labai rekomendaciją didelę iš vietinio jaunolio, kad čia yra vienas iš geriausių tradicinio maisto restoranų Udaipūre. Bet sakė, turbūt bus reikalinga rezervacija. Aš galvojau, kokią rezervaciją pirmadienio vakarą. Atvykau, bet iš tikrųjų jisai buvo teisus. Žmonių pilna, groja gyva muzika, kiek matau maistą neša superinį. Tai susitariau su oficiantais, kad aš palauksiu, kol kažkas baigs savo vakarienę ir pasodins mane į terasą, o jie kol kas mane patalpino į laukimo teritoriją, laukimo zoną. Aplinka labai graži, viskas sutvarkyta, palmės šviesos, akmenukai tokie ant grindinio, kažkokios tai senovinės instaliacijos. Atrodo fantastika. Baigėsi laukimas, palaukiau gal 10 minučių.
einam link viešbučio, vakarienė buvo nerealiai skani, fantastiška, ėriukas su ryžiais ir daržovėm, restoranas superinis, sumokėjau viskam 13 svarų, 13 eurų. Labas rytas, draugai. Antradienis, 8 valandos ryto, gruodžio 12 diena. Tai planas šiandien mano toks, galvoj buvo, kad išsinuomot motorolerį ir nuvažiuoti iki Kumbulhart tvirtovės. Keista. Dviejose vietose ką tik buvau. Abiejose sako, kad nebeturi laisvų išnuomoti. Tai gal čia taip labai populiaru. Bandysim važiuoti tuo baltu už 300. Va, kažkaip tai taip. Įsiforminom. Jau biškį pravažiavau, dabar važiuoju į kūrą užsipilt. Biškį baisoka. Čia tokia mėsmenų, bet ką darys, reiks kažkaip važiuoti, priprast, gal viskas bus gerai. Užsipylėm degalų už 200 rupijų. Tai už 2 svarus, sakė, dienai užteks. Kol kas sekasi kažkaip tai normaliai. Tik aš nesuprantu, kam jie visada signalina. Važiuoji savo be signalo tvarkingai. Pypsina jie, pypsina. Kam? Nu, čia neįtikėtina tyla. Net keista. Važiuoju į Monsun pilį. Bet pavažiavau link kalnų, ten eina kelias viršui, bet čia tyla, paukščiukai čiulba. Iš viso to šurmulio čia atvykus kažkaip net keista. Pasijauti kažkur tai esantis, nežinau, kitur. Va, viena mašina atvažiuoja. Grožis nenupasakojamas. Ir šituose kalnuose aš esu vienas. Indijoje esu vienas. Tokioj teritorijoje. Sunku net man patikėti pačiam. Gali rėkt, gali šokinėt, wow. Aplinkui kalnai, matau ten tolumoje ežeras, fantastika, oras beveik 30 laipsnių, gal plus 27, gruodžio 12 diena. Mačiau dramblių, mačiau kupranugarių. Mačiau karvių, mačiau arklių, mačiau šunų, bet beždžionės šioj kelionėje matau pirmą kartą. Keliaujam į Monsun pilį tvirtovę. Nu, savo būtė, tai čia kepina užlipus į viršų. Jaučiasi tokia šiluma ir vėjo nėra. Atrodo, esu labai aukštai, bet vėjo nulis. Ir saulė duoda kaip reikia. Šitie rūmai kalvos viršūnėje buvo pastatyti 1884 metais su vaizdu į apačioje esantį ežerą. Štai šis ežeras nuo kalvos viršūnės, jis vadinasi Fateh Sagar, jeigu teisingai ištariu.
Ok. Pilis, Monsun pilis aplankyta, pasigrožėta nuostabi vaizdu. Einu dabar link savo motopirkos ir važiuosim žiūrėti kažkokio tai įspūdingo kalnų kelio su vaizdais į upę. Tai pasižiūrėjau kažkaip ten nusigaut. Reikia nuvažiuoti iki kaimelio, kuris vadinasi Barda. O ten nuo Barda jau tada žiūrėsim. Važiuoti 41 minutę. Atvažiavom labiau į Indijos gilumą tokį, į kaimus. Tai va čia toks gyvenimas vyksta. Agrikultūrinis daugiau, va piemenys visokie, ožkos. Šiaip gyvena jie neturtingai, bet kai kuriuose vietose labiau apsišykę, kai kuriuose labiau susitvarkė, bet stengiasi palaikyti tvarką, švarą, bet gyvena taip labai kukliai. Vaikai va piemenim dirba, ožkytės vandenį geria. Kažkur atvykom, nežinau kur, bet vedė mane navigacija pro kažkokius kaimelius ir atvykau į, nežinau, laukinė gamta, slėnis, upė. Nėra žmonių, girdėjau kažkas ten rėkauja, bet ramuma, paukščiukai čiulba. Važinėjau po įvairius kaimelius Indijos. Išlindau iš miesto ir šiek tiek va į tokią gamtą. Tai va čia matosi, kur tvoros aptverta. Ten už jų jau tokie normalūs šiuolaikiški namai. Tai čia turtingi jau taip atsitvėrė. O va čia va su ožkom, su ožiais, tai visokie, mačiau, namai tokie iš molio padaryti. Tokios lūšnelės, tai vat, koks kontrastas didelis. O čia tai netikėtas posūkis. Važiuoju ir vidury kelio kupranugaris. Pasiėmiau kažkokių tai ledų. Nežinau, su kuo čia yra. Lyg tai riešutai, bet kaip ir neriešutai. Nu, bet neblogai, o dabar laukiu. Nu va, viduj jau šito kokono esam šešiesi. Kolega mano. What's your name? Darshan. Darshan. Nice to meet you, Darshan. I hope it's gonna be okay, everything. Hopefully. Viršuj turim kavinę, apžvalgos aikštelę. Vaizdas geras. Nu, toks pats kaip ir iš plius minus šitų karaliaus rūmų ir iš forto, kur šiandien buvo ta Monsun, tik iš kitos pusės šiandien. Čia pasirodo vyksta remonto darbai. Ar tai jie čia naujus stato, ar restauruoja. Na, bet pastoliai savotiški. Ne kaip pas mus Europoje. Apie saugumą irgi mažai čia jiem kas rūpi apie saugumą. Bet esmė, rezultatas finalinis gaunasi puikus.
Viskas aplankytas objektas. Sulaukiam keltuvo ir leisimės atgal. Labas rytas. Ką tik atvežė mane tuktuko vairuotojas iki Udaipūro traukinių stoties. Tai turbūt šitas traukinukas mūsų ekspresas. Vande Bharat Express. Jau traukinyje atsisėdau. Traukinukas geras, vietos geras, jau vieta prie lango, tai važiuosim ir gerėsimės Indijos vaizdais. Yra pasidėti kur kompui, yra rozetės, pakrovėjai, yra vandenį susidėjęs, kojom atsirem sėdinės atsilenkia, švaru, tvarkinga. Prie tokio servizo galima ir priprast, va. Atnešė arbatos su sausainiais, paskui dar bus kažkokie tai pusryčiai ar pietus. Pusryčiai indiškame traukinyje. Sąlygos iš tikrųjų labai puikios. Jeigu važiuoji iš miesto į miestą ir pavyzdžiui, kaip aš turiu sumontuoti video, tai dabar tas 4 valandų tarpas, viskas labai patogu. Yra elektra, yra kur pasidėti kompą, atneša valgyti, vaizdas pro langą yra nuostabus. Biški buvau užsnūdęs. Gražu. Važiuoju pro langą ir atrodo kaip per televizorių vaizdas, kaip per National Geographic. Tai tuoj atvyksim į Adžmerą, o nuo Adžmero keliausim į Puškar miestelį. Ten yra toks kaip šventas jų miestas, daug šventyklų, daug šventų vietų, bus įdomu porą dienų paeksplorinti ir patyrinėti. Atvykau į viešbutį ir likau labai nustebęs. Esu apsuktas kalnų, gamtos, paukščių. Dar nebuvau teritorijoje viešbučio, bet gavau kambarį, tai einam tradiciškai aprodysiu, kas per kambarys. Turim tokį staliuką pasėdėt, fotelį, 2 lovos atskiros. Vaizdas pro langą ne kažką, bet užtat išėjus į priekį vaizdas nuostabus. Šitų užuolaidų mes neatidarinėsim. Einam į tualetą. Turim didelį veidrodį, rūbų, spintą ir tokį dušą. Spynos tai dar tokios nemačiau viešbutį, kad būtų. Kaip kluonui užrakint pas mane kaime. Tokių dalykų dar per savo kelionę Indijoje nesitikėjau, kadangi kelionė yra tokia daugmaž biudžetinė. Stengiamasi neišlaidaut, bet kadangi ėmiau viešbučius kaip į vieną peką, taip sakant, į vieną dylą, tai nežinojau, kokius juos gausiu, tik žinojau, kad jie bus plius minus tarp 3-4 žvaigždučių. Tai tuos jau pačius šustriausius nepretenduojam, bet pirmą kartą turim baseiną ir turim nuostabius kalnus.
Lipsim į terasą pasižiūrėti. Pasižiūrėjau papajos medžiai. Labas rytas, labas rytas. Atsikėlėm Puškar mieste. Antra diena čia. Vakar nelabai kažką ir nuveikiau. Daugiau pailsėjau. Atėjau į pusryčius. Tai turim tokią salę, bet eisim į lauką, pasiėmiau kavos ir kažkokių, tai nežinau, kažką man pasakė. Aš gal palinksėjau, maždaug supratau. Gerai, ragausim. Tai eisim į lauką. Atrodo, čia, kad šitam viešbutį aš esu vienas. Dar žmonių nemačiau. Bet jo, blemba vaikšto, atrodo tik tai darbuotojai šitam viešbutį. Tuščia, kur žmonės? Išeini į gatvę, tai iš tų indų su tūkstančiai, tai negali praeit. Čia garsai va kažkokie jau nuo ryto, barabanai. Girdit? Bet labai gamta, paukščiai čiulba nuo atrodo, tau poemas gieda jie. Labai gyva gamta. Kaip afrikietiški kažkokie motyvai. Wow, atnešė pusrytukus, kažkas dar nematyto, nes visur, kur keliaudavau, viešbučiuose duodavo kažkokį šūdą. Sutrešusi bulką su kiaušiniais ir bananas koks. Nu va, einu gatvėje, čia kupranugariai laksto. Atėjau į jų šventyklą, tai čia jų naujas skamo būdas. Eini per miestą, tau duoda gėlių. Pasako, kad selfie nori pasidaryti. Ok. Nu va, pasidarėm selfie. Gal 1000 per šią kelionę. Tai va, tęsiu toliau apie jų skemą. Duoda tau gėlių. Tada su tom gėlėm eini prie ežero. Jie sukalba ten kažkokią maldą, pašventina tavo šeimą, artimuosius ir palinki geros karmos. Ir paleidi tą gėlį ir religiniu būdu jie ten prašo aukos. Tai jeigu tu bandai į tą dėžutę neš, sako, ne, čia negerai, turi duoti mum, mes čia pasirūpinsim, tai priima ir eurus, ir dolerius, ir svarus, ir rupijas, pasako netgi sumą, kiek turi jiem aukoti. Ir vienu žodžiu, aš už tą spektaklį jiem sumokėjau tiek, kiek aš norėjau sumokėti, o ne tiek, kiek jie prašė. Bet va tokie dalykai, kai naglai tavęs kaulyje pinigus, manau, kad neturėtų būti. Aš suprantu, kai gatvėje tave ten apgaudinėja, bet kai lenda giliai į dušę dėl religinių priežasčių, čia jau yra negražu. Nu va, pabandysim išsinuomoti motorolerį. Atėjau į punktą, kur galim nuomoti. 300 rupijų, 3 svarai. Bet jie neturi laikiklio navigacijai, tai dabar reguliuoja man, kad navigacijos laikiklis būtų, nes nu ką, žinau, aš ne vietinis, nežinau kur važiuoti. Vienoje rankoje telefonas, kita ranka vairuoja. Nesaugu. Užsipylėm kuro, 300 rupijų, gauna 2,77 litrą. Čia visi ant tiek nekantrus, kad va tik vos sustoji kažkur, iškart signalina, pypia. Tai va, važiuoju iki viešbučio, reikia pasimti kuprinę, pakrovėją. Gavau keletą vietų, kur pasiūlė nuvykti. Važiuosim iki dykumos, porą šventyklų.
Ir jo, eksplorinsim, turiu parą laiko su motoroleriu už 3 svarus. Some days I say I will run away, but it's all a lie, 'cause I always stay. It's all a lie, I always stay. It's all a lie, I always stay. It's all a lie. Nu va, važiavau į kažkokį tai objektą. Čia važiuoju, atrodo kaip 1000 metų grįžęs atgal. Asfalto grindinys iš akmenų grįstas, kai kur iš vis žvyrkelis, taip iš abiejų pusių kalnai, karvės vaikštinėja, ant galvos moteriai susidėjusios visokius ryšulius, nešulius, nešasi statinės, vandens. Čia atvažiavau kažkoks šulinys senovinis, o ten viršuj už manęs kažkoks miestelis, ar ne miestelis, ten šventykla. Atvažiavau čia, ant kalniuko pakilau, kažkokia tai buvusi šventykla. Jinai matosi tokia, kad neturistinis objektas, niekas nieko nepardavinėja, niekas nieko nesiūlo. Čia nežinau, ar matosi, bet specialūs laiptukai padaryta akmenyje iš akmenio masyvo, paprasčiausiai išskaptuotas su įrankiais. Nesuprantu, aš čia jau gyvena. Ten, kur gyvena, ten ir šyka. Kaip, nesuprantu, kaip ne žmonės, kaip gyvuliai. Teršia savo aplinką. Ten, kur nėra žmonių, iš tikrųjų ten labai gražu. O kur tik tai šitų indų koja įžengia, kur jų daugiau, ten ir šiukšlynas. Čia užėjau, vartelė yra, bandžiau pasižiūrėti, ten lyg tai tokia simpatiška vieta graži. Vartelė atrakinta, o ten man kojos kišo, kažkas tai miega, ilsisi, siesta, pogulio miegelio nuėjo žmogus. Čia va kaip iš viršaus užlipus atrodo šitą šventyklą. Tikriausiai šventykla čia. Daugiau nelabai aš įsivaizduoju, kas nesu tradicinis hinduistų stilius šventyklų. Važiavau, bandžiau susivesti navigaciją į kitą vietą, tai aplinkui apspiko vaikų krūva. Iš kažkur, iš niekur išdygo galva. Nu, keturi, 6. Važiuoju ant kelio, žiūriu 2 bežionės, strikto namo. Blemba, kaip man keista, aš dar negaliu priprast prie tokių vaizdų. Atvažiavau į restoraną pakeliai važiuodamas, čia tikrai jau toks vietinis stilius, žiauriai įdomu. Užsisakiau talį, bananų lasį ir žiūrėsim, bet atmosfera tai čia, wow, superinė. Šventųjų paveikslai, vaikštau ant molio, šalia karvė, sienos atrodo iš kažkokio tai bambuko ar kaip kažkokių tai neandrių. Prašo, kad nufilmuočiau iš lauko, galvoju gal, kad labai didelis esu populiarus blogeris.
Na, čia veiksmas vyksta toks. Ateina kupranugaris. Šalia stovi karvė. Wow. Važiuoja džipas. Pypsina, kad pasitrauktų kupranugariui. Atnešė bananų lasį. Ragavęsi su mango. Bananų dar ne. Ragausim. Tai bananų lasis nerealaus skonio, blemba, tirpsta burnoje. O pagaminimas tai jisai su mikseriu sutrynė bananus, nežinau, jaučiasi kažkoks saldumas, cukrus, bet skonis tai įsidedi į burną ir tirpsta tiesiog, nuostabu, fantastika. Štai kaip ruošiamas maistas. Atnešė talį. Tai čia yra skirtingų rūšių padažai su ryžiais, daržovėm, jogurtinis padažas ir jų tradiciniai tradicinė naan bread, nanų duonelė. Pavalgėm skaniai, atvažiavau prie kažkokios šventyklos. Reikia lipti kalną. Kažkaip tai nelabai norisi, bet po tokių pietų pasivaikščiot neprošal. Yra kas veik čia į šitą šventyklą užsigrūst. Liko nedaug. Kardio tai geras. Lipam po truputį į apačią. Ir bus challenge'as įvykdytas. Dar kol nepamiršau, už mano tokias pastangas susistabdom video, paspaudžiam like ir prenumeruojam kanalą. Ar aš čia šiaip savo pirmyn atgal į kalnus lakstau. Nepagailėkit. Jum nieko nekainuoja. Nu, aš jau čia. Pagaliau savo transportas. Ir lėksim palydėti saulės.